Stagecoach pati geriausia mokykla. Tikrai Stagecoach mokykla tai yra labai didelės kokybės mokykla. Pati mokykla, jinai yra išleidusi pasaulį daug įvairių talentingų žmonių. Pavyzdžiui, Emma Watson aktorė iš Hario Poterio. Matau, kaip tėveliai, jie net veikia, kada mato mane scenoje. Pirmai aš buvau labai įsigandus, bet tada aš pripratau ir man labai čia patiko. Mes lankom šitą būrelį jau antrus metus ir ypatingas jisai tuo, kad čia mes ir šokam, ir vaidinam, ir dainuojam. Visus būrelius vienu metu galėtum gauti vienoje studijoje, tai iš tikrųjų Lietuvoje tokio dalyko nėra. Taip pat lavinam anglų kalbą, taip pat yra labai faina bendrystė. Jinai jau penktadienį vakare sako, mama, ar mes važiuosim. Šiame būrelyje vertinu bendradarbiavimą, nes be jokios ten komandos ar ką negali tokį fainą muziklą pasidaryti. O pačia labai faina, galim ir angliškai ten muzikos ten sukurti ir aš tiesiog norėjau iš karto ten pulti tą pastatą ir eiti ir šokti ir vaidinti. Hey Pedro, I need you. Labai patenkinta, kad vaikas pasirinko šitą būrelį, todėl kad jinai susidado čia labai daug draugų, atsirado motyvacija mokintis, nes jai labai patiko dainuoti, patiko šokti, nes čia galėjo suburti visus savo talentus. Taip pat jinai didelę motyvaciją turi laimėti tam tikrus konkursus užsienyje, ką taip pat šitą mokyklą teikia. Tikrai yra labai geras šansas labiau savo įgūdžius kaip ir pagerinti ir tikrai pagalvojau, kad man reikia čia prisijungti prie šitos bendruomenės. Draugystės labai daug, čia daug draugų aš susiradau ir kaip ir tos vertybės, kad draugai irgi yra labai svarbu, nes kai tu turi draugų, tu saugiau jauties ir drąsiau ir tiesiog visa aplinka tada tau visai kitaip atrodo. Kas tau patinka mūsų būrelyje Stagecoach'e? Man labai patinka čia kompanija ir ką naujo aš galiu išmokti kiekvieną dieną. Tai mes per visus metus labai tikrai smarkiai dirbom, bet tai buvo toksai darbas, kuris iš tikrųjų buvo labai smagus, nes taip mes ir sortėjom visos ir išmokom daug apie save, apie kitus. Turime, aišku, su gera nuotaika būti, pozityvios. Svarbiausias dalykas visą laiką – have fun. Have fun. Kaip jausmas? Labai gerai, dabar verkiau iš laimės. Labai daug atsiminimų ir per visus šios metus tai labai smagu, kad mums pavyko. Labai laukiu kitų metų, žiauriai smagu buvo, aš manau, mes dar labiau suaugsim. Ir tiesiog nuostabus būrelis, visiems rekomenduoju. Labai didžiuojasi savo Stagecoach Vilnius mokytojų komandą, čia kaip mano antra šeima.